Antrasis skyrius. Krikščioniškojo gyvenimo prigimtis. Kadangi šiandien antgamtinis gyvenimas yra dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų dalyvavimas Dievo gyvenime, tai jis ir vadinamas Dievo gyvenimu mumyse arba Kristaus gyvenimu mumyse. Šie išsireiškimai teisingi, kai jie yra gerai suprantami, išvengiant bet kokio panteizmo pėdsako. Iš tiesų, mūsų antgamtinis gyvenimas nėra identiškas Dievo ar mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimui. Jis tik turi šio pastarojo gyvenimo panašumo, yra ribotas, bet realus dalyvavimas jame. Taigi, krikščionišką gyvenimą galime apibrėžti taip. Krikščioniškasis gyvenimas – tai dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų šventosios dvasios apsigyvenančios mumyse mums suteiktas dalyvavimas dieviškajame gyvenime, kurį turime ginti nuo priešingų jam tendencijų ir su Dievo pagalba jį puoselėti. Tad aišku, kad krikščioniškasis gyvenimas – tai gyvenimas, kuriame Dievas turi pagrindinį vaidmenį, o mes tik antraeilį. Dievas, trečiasis švenčiausiosios trejybės asmuo, šventoji dvasia, asmeniškai suteikia šį gyvenimą, nes tik jis vienas gali suteikti mums dalį tame gyvenime, kuriuo jis gyvena per amžius. Šį antgamtinį gyvenimą suteikia mums dėl nuopelnų Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų pašventinimo, pelniusi jį mums priežastis, idealas ir viso mūsų krikščioniškojo gyvenimo versmė. Tad iš tikrųjų Dievas gyvena mumyse, Jėzus gyvena mumyse. Bet mūsų krikščioniškasis gyvenimas tai ne tas pats, kas Dievo Kristaus gyvenimas. Jis yra realiai skirtingas nuo Dievo, nuo Kristaus gyvenimo ir yra tik panašus į vieną ir antrą. Mūsų krikščioniškasis gyvenimas tai, naudojantis Dievo dovanomis, gyventi Dieve ir dėl Dievo, gyventi vienybėje su Kristumi ir jį sekti. Kadangi mumyse šėlsta jau minėtas trejopas geismas, tai gyventi krikščioniškai galime tik ryžtingai kovodami su juo ir ugdydami savyje krikščionišką gyvenimą nuopelnais ir uoliu naudojimusi sakramentais. Tai tokia prasmė krikščioniškojo gyvenimo apibrėžimo, kurį anksčiau davėme. Šis visas skyrius ir yra minėto apibrėžimo aiškinimas bei plėtojimas. Tai duos progos padaryti praktiškų išvadų apie pamaldumą į švenčiausiąją trejybę, apie pamaldumą į įsikūnijusį dėl mūsų Dievo žodį, į šventąją dvasią, o taip pat pamaldumą į švenčiausiąją mergelę Mariją ir šventuosius, kuris turi pagrindą jų santykiuose su įsikūnijusiu žodžiu. Nors mūsų krikščioniškajame gyvenime Dievo veikimas ir mūsų pačių veikimas vyksta drauge, bet dėl aiškumo pirmą kalbėsime apie Dievo dalį mūsų krikščioniškajame gyvenime, o paskui apie mūsų pačių dalį jame. Dievas veikia mūsų krikščioniškajame gyvenime, pats per save, gyvena mumyse, iš čia kyla pamaldumas į švenčiausiąją trejybę, suteikia mums krikščioniškojo gyvenimo vitalinius pradmenis. Dievas veikia mūsų krikščioniškajame gyvenime per įsikūnijusį Dievo žodį, kuris yra pagrindinė mūsų krikščioniškojo gyvenimo, jį mums pelniusi priežastis, idealas, versmė. Iš čia pamaldumas į įsikūnijusį Dievo žodį.
Dievas veikia mūsų krikščioniškajame gyvenime per švenčiausiąją Mariją, kuri yra antraeilė mūsų krikščioniškojo gyvenimo, ji mums pelniusi priežastis, idealas, visų Dievo malonių dalintoja. Iš čia pamaldumas į švenčiausiąją mergelę Mariją. Dievas veikia mūsų krikščioniškajame gyvenime per šventuosius ir angelus, kurie yra gyvi Dievo paveikslai, todėl juos gerbėme, užtarėjai, todėl šaukiamės užtarti, pavyzdžiai, kuriais sekame. Iš čia pamaldumas į angelus ir šventuosius. Mes gyvename ir veikiame dėl Dievo, kovodami su trejopų geismu, su pasauliu, su velniu. Mes gyvename ir veikiame dėl Dievo, pašventindami savo veiksmus. Jų trejopa vertė, sąlygos įgyti nuopelnus, priemonės darančios mūsų veiksmus nuopelningais. Mes gyvename ir veikiame dėl Dievo, priimdami sakramentus, sakramentinės malonės, ypatingos malonės atgailos Eucharistijos. Dievo veikimas krikščioniškajame gyvenime. Dievas veikia mumyse pats per save, per švenčiausiąją mergelę Mariją ir per angelus bei šventuosius. Švenčiausiosios trejybės veikimas mumyse. Antgamtinio gyvenimo mumyse kūrėjas ir jo idealas yra švenčiausioji trejybė. Šį jos vaidmenį įprasta priskirti šventajai dvasiai. Mat, nors malonės gyvenimas yra bendras visų trijų dieviškųjų asmenų kūrinys, kaip išorinis Dievo veikimas, bet kaip meilės veikalas, jis ypatingai priskiriamas šventajai dvasiai, personaliniai švenčiausiosios trejybės meiliai. Šventosios dvasios buvimas sieloje. Šia tiesa Olie remia visą savo dvasinio gyvenimo mokslą. Savo veikale Catéchisme chrétien jis rašo: kas yra vertas vadintis krikščioniu? Tai tas, kuris turi savyje Kristaus dvasią, kuri įgalina vidiniai ir išoriniai gyventi kaip Jėzus Kristus. Ji, būdama drauge su tėvu ir sūnumi, lieja į sielą Jėzaus Kristaus jausmus, elgesio formas ir pačias dorybes. Kadangi krikščioniškasis gyvenimas yra dalyvavimas paties Dievo gyvenime, tai aišku, kad tik pats Dievas gali jį mums duoti. Dievas jį mums suteikia, ateidamas gyventi mūsų sielose ir vidiniai mums atsiduodamas, kad ir mes galėtume jam atsiduoti, džiaugtis jo artumu ir leisti jam mums vadovauti, kad galėtume praktikuoti viešpaties Jėzaus nusiteikimus ir dorybes. Visa tai teologai vadina nesukurtąją malonę, gracia increata, kurią Dievas iš savo gerumo mums duoda. Toliau svarstysime, kokiu būdu mumyse gyvena trys dieviškieji asmenys ir kokios yra mūsų pareigos jiems.